Jau praėjusioje laidoje pradėjome pasakojimą apie Aukštaitijos mėgėjų autokroso čempionato 4-ąjį etapą Ramygaloje. Taigi šias varžybas šiandien apžvelgėme plačiau. Kaip jau žinome, neseniai atnaujinta Ramygalos autokroso trasa prie starto linijos surikiavo 1.6, 2 litrų jaunimo Open ir Vaz Klasika klasės dalyvius. Daugiausia žiūrovų ovacijų susilaukė galingiausių automobilių klasės. Visi su nekantrumu laukė kontaktinės kovos trasoje, na ir žinoma autokrosui būdingų virtimų. Dalyviai tvirtino, kad autokrosas tai tokia sporto šaka, kur automobiliams tenka išties didelės apkrovos, tad ne visiems sportininkams pavyko sėkmingai užbaigti važiavimus. Mašina sulūžo jau. Kas atsitiko? Radiatorius pertrūko. Tai jau viskas, šiandien nebevažiuosit, varžybos baigtas? Taip išeitų, gali būti. Jeigu galbūt gautum kas nors radiatorių, kits reikalas dabar. Tai per greit lėkėt gal? Ne, kad biškį trasa sunkesnė, sudėtinga. Ar dalyvaut praėjusiame etape Oginėse? Taip. Ir kaip rezultatai? Pirmas. O čia dėja nepasisekė? Kol kas pirmas. Bet jau nebevažiuosit finalinėje? Stengsimės. Biškį pasivartėm. Kas atsitiko ten? Tiesiog akmenuką pasigavau. Riduobiai važiavau. Jo. Ar labai nukentėjo automobilis? Nu, biškį buvo užsidegęs, biškį pakentėjo. Stogelis gražus. Bet netrukdė finišuot? Ne, jokių būdų. Man nesiseka kažko, tai šiandien biškį mašina genda. Nu, nežinau. Kas atsitiko? Nu, tai su varikliu problemas dabar biškį aptvarkiam, bandysim važiuoti finalinį važiavimą, galbūt bus geriau. Kaip dievas duos? Kaip dievas duos. Tame išlinda švaistiklį į lauką ir taip baigęs varžybos, dabar persidėjom variklį, važiuojam toliau. Ir kaip šiandien sekas važiuot? Nelenda niekie švaistikliai? Šiandien nieks, nekaista nieka, normaliai viskas. Sekas, nu, gerai, dabar pirmas dar važiuoju. Nu, dar vienas važiavimas prieš akis? Nu taip, finalas. Nu, matysime kaip finale, žinai, kaip čia seksis. Ar greitų varžovų klasėje turit? Nu, yra keli, katrie buvo prilipę prie uodegos. Bet pavyko pabėgti? Pavyko išsisukti. Kaip ši Ramygalos trasa jum asmeniškai, gana išskirtinė tarp kitų trasų? Jo, šiaip trasa visai nebloga yra. Palyginus su kitom trasom visai gerai yra. Daugelis sportininkų sako šiek tiek minkštoka važiuoti. Yra vietų, kur minkšta, bet svarbiausia, kad nėra didelių duobių. Vagas svarbiausia, kad nereikia šokinėti iš vienos duobės į kitą. Oginėse teko? Oi, teko pakovoti tarp duobių. Žiūrovai besidomintys automobilių kroso Aukštaitijos pirmenybėmis turbūt dalyvius ir jų techniką daugiau ar mažiau jau žino, tačiau tiems, kurie šią sporto šaką išvydo pirmą kartą, buvo gana neįprasta matyti kai kuriuos autokroso bolidus. Čia Passatas, karavanas, nulūžo užpakalinė dalis, kadangi nulūžo reikėjo daryti krosinę, pabandėm normaliai gaunasi, važiuoja. Vienintelis dizelis gal? Taip, vienintelis. Na ir kaip rezultatai važiuojant kartu su benzininėmis mašinomis? Na šiaip priklausytų man važiuoti 1.6, bet kadangi nupjojau galą, tai su Openais važiuoti sunku, kvatriniu ir taip mašinos galingesnės. Bet važiuoti galima. Ar patenkintas rezultatu? Taip, žinoma. Puikiai, tik daug duobių. Sunkiai, iš tikrųjų. Minkšta trasa. O kaip automobilis? Rieda dar, matot, kad į priekį, ne paskutinis. Spoileris padeda važiuoti? Šiek tiek prie žemės spaudžia nuo vėjo. Kad nepagiltumė? Jo, nuo greičio. Pakalbėkime apie pačią trasą. Žinom, kad dalyvavote ir praėjusiame etape Oginėse. Kuo galbūt skiriasi ši trasa nuo kitų mūsų trasų, kuriuose vyksta kroso varžybos? Ši daug yra greitesnė, bet ir minkštesnė. Oginėse, kur buvo, tai ten kietesnis pagrindas. O čia smėlis, molis, juodžemio biški yra. Čia visko po biški. Na, ar patinka ta konfiguracija, kad 4 tiesiosios 4 posūkiai? Tai aišku, daugiau greičio gali paimti. Aš žinau, sekėsi ne kaip kol kas. Kodėl? Lūžta technika. Kas sulūžo? Bėgių rečiags. O čia gale kas per propeleris? Čia kaip Carsons, kad pakilta. Tai beveik lėktuvas? Jo, beveik. Na, o šį Carlsonų praminta Audi dėja toli nenuskrido. Jau sekančiame važiavime viename iš posūkių ramygaliečio vairuojamam automobiliui išlūžo priekinis keleivio pusės ratas, todėl baigti važiavimo Ramūnas nebesugebėjo.
Pasibaigus visiems važiavimams apdovanoti greičiausi sportininkai. VAZ klasika klasėje net ir sulaužęs automobilį neaplenkiamas buvo Almantas Januševičius. Open klasėje triumfavo Sigitas Juodžionis, Ligitas Pandzevičius buvo greičiausias tarp jaunimo, Darius Pedeigys ir Jonas Ramanauskas iškovojo aukščiausias pozicijas atitinkamai 1.6 ir 2 litrų klasėse. Lenktynių organizatoriai užsiminė, kad ilgai laukti kitų varžybų Ramygaloje gali nereikėti. Planuojama dar iki 5-ojo Aukštaitijos mėgėjų autokroso etapo surengti dar vieną draugišką pasivažinėjimą Ramygalos autokroso trasoje.